Penktadienio kovo 20 dienos laidoje Kėdainių miesto seniūnija po gilios žiemos intensyviai tvarkosi ir kviečia gyventojus prisidėti. Barsnos literatai savo susitikimą skyrė Justino Marcinkevičiaus asmenybei ir poezijai. Serijoje iki 2 pergalių Kėdainių sporto centro komanda 0-1 pralaimė Šilutės ekipai. Sparčiai ištirpus sniegui ne tik keliuose atsivėrė duobės, bet ir liko daugybė rudenį nespėtų sugrėbti lapų. O kadangi artėja šventosios Velykos, tad visiems reikėtų suskubti ir susitvarkyti savo aplinką. Kėdainių miesto seniūnas Artūras Gustas pažymėjo, jog gyventojams seniūnija išduoda maišus, į kuriuos reikia dėti žaliasias atliekas. Joms tikrai ne vieta prie konteinerių ar pakelėse. Seniūnijos darbuotojai šiuo metu ne tik grėbia lapus, bet ir tvarko suoliukus, sporto bei žaidimų aikšteles ir ragina gyventojus apie pastebėtus trūkumus pranešti seniūnijai. Pavasaris gražus, nors ir daug vandens ir tas potvynis, kaip matėme, yra. Ačiū Dievui, netoks, kokį galbūt kažkas prognozavo. Tai tikėkime, kad jisai pasibaigė jau ir tik tai mažės ir leis mums tvarkytis. Na, jau pradėjom ir vaikų žaidimų aikšteles, sporto objektus tvarkyti, pradėjo gatves šluoti, šaligatvius valyti, tai tokie darbai, aišku, daug tų darbų išlenda, tai kur duobė atsiradus, tai išplovė šaligatvį, tai taką, tai dar ką nors, tai tikrai tie lapai pasislėpė po sniegu ir negalėjome mes jų tvarkyti. Dabar ir tvarkom, ir vežam, ir žmonės tvarkosi patys. O darbai visi, kaip sakant, ūkiniai darbai, užpilti duobę, kur išplauta, ar kažką panašaus. Taip kad pavasariniai darbai. Vis tiek turbūt jau ir remontuosit gatves, išdaužas, žmonės turėtų informuoti, ar kaip? Taip, aišku, jeigu informuoja, jeigu mes nepamatom kažkur kažkokio tai defektų, tai aišku, gerai, kai informuoja seniūnijos darbuotojus, tai mes tada greičiau galbūt ir sutvarkom ir pamatom žmonių akimis. O šiaip jau taip, ir asfalto duobės jau ruošiamės, žiūrim, matuojam, kur reikia remontuoti ir visus kitus darbus paeiliui darysim. Priminkite tą tvarką, jeigu gyventojai lapus tvarkosi, kaip jie ten prie konteinerių negalima. Gyventojai, jeigu patys tvarko lapus, paskambina ir seniūnijos darbuotojams, praneša, kiek reikia mūsų seniūnijos maišų, tai yra tų baltų su seniūnijos, kaip mes sakom, logotipo, ir tada atveža maišus, sugrėbė, paskui mes išvežam juos, jeigu reikia dar atvežam kažkiek tų maišų, kiek reikia, tai tokia procedūra, nes juodų maišų geriausia nedėti, nes paskui juos reikia iškratyti, jų mūsų nepriima. Jeigu priima iš įmonės, tai brangiai kainuoja. Taip kad geriausia būtų, jeigu jau tvarko ir deda, tai į baltus seniūnijos maišus. O aikštelėm, kiek yra skirta finansavimo šiemet? Žaidimų aikštelėm? Žaidimų aikštelėm dabar nepasakysiu tiksliai, kokia suma yra, bet kiek reikia, tiek ir mes skiriam remontui. O kitiem reikalam, kur neseniūnijai skirta, kur yra iš savivaldybės, tai matysim, kokie čia tie finansavimai bus ir kokie tai bus norai. Būna ir medelius sodinat pavasarį, ne? Nesiruošim? Kol kas nesiruošim, kol kas gėlytės turbūt sodinsim, ruošiamės šventei pavasariniai didžiausiai Velykom, tai kiek žinau, jau pradeda gėlininkės dirbti. Jeigu nebus šalnų, tai kiek supratau, kitą savaitę sodins našlaitės į gėlines, į darželius. Planuojam paleisti 2 fontanus, paleisti iki Velyko, kad Velykų dieną pasidžiaugtų žmonės išėję pasivaikščioti, o vieną čia šalia, kur yra, tai čia bus dekoracija velykinė. Kultūros centras organizuoja tą dekoraciją, tai vėliau paleisim, kaip prapuls dekoracija nereikalinga bus. Turbūt tos po žiemos daug tos druskos, daug tų dulkių, ar ne, kaip sekasi? Tai druska, ar smėlis, ar
kitos medžiagos tai tvarko paslaugas teikiančias įmonės, tai jos ir šluoja, ir tvarkosi, ir tikėkime susitvarkys. Dulka jos naktį daugiau šluoja, kad žmonėm nebūtų problemų galbūt kvėpavimais. O šiaip jau pradės ir vakuuminės kelkraščius valyti, ir šluoti tiek takus, tiek šaligatvius. Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje susirinkę mūsų krašto literatai skaitė poeziją iš Justino Marcinkevičiaus rinkinio Gyvenimo švelnus prisiglaudimas. O jautrias lyriškas dainas atliko literatų klubo Varsna vadovė Laima Žilytė. Kelias dienas pavėlavom pasveikinti Justiną su gimtadieniu, o šiandien susirinkom skaityti. Iš tikrųjų, iniciatorius to susitikimo tai mūsų Audrius Daukša, milijonus eilėraščių mintinai mokantis ir tikrai labai gražiai skaitantis, labai gražiai juos aptarintis, įsimylėjęs Justino gyvenimą. Žinoma, mums pasakos apie tai. Na ir dainuosim Justino tekstais parašytas dainas, kai kurios virtė ir liaudies dainom. Ir lauksim šiandien kėdainiečių šitam jaukiam susitikime. Skambės gitara ir Justino dainos. Eilėraščius iš rinkinio Gyvenimo švelnus prisiglaudimas skaitęs Audrius Daukša minėjo, jog Justino Marcinkevičiaus lyrika yra talpi ir taupi. Ir kiekvienas iš mūsų anot poeto yra gimęs būti geru žmogumi, tik vėliau buitis ištrina dvasios polėkį ir galimybę vaikiškai pasidžiaugti tuo, ką turime. Tad kaskart sugrįžti prie šio poeto eilių labai prasminga. Deklamuosiu eilėraščius iš Justino Marcinkevičiaus mėgstamiausio poezijos rinkinio Gyvenimo švelnus prisiglaudimas. Tai bus visko ir švelnumo, ir liūdnumo, ir graudumo, ir vienišumo, ir bendrumo. Aš ir pats savo labai dažnai užduodu tą klausimą, ar Justinas, jo kūryba šiuolaikiniam postmoderniam žmogui, ar dar įdomi, ar jinai gali jam kažką svarbaus pasakyti. Juk kada buvo išleista ta knyga, jinai buvo išleista 78 metais. Tai jeigu paskaičiuotumėm, tai praėjo jau beveik 50 metų. Pasikeitė pusantros kartos, užaugo visai kiti žmonės. Man jinai labai daug pasako ir mane labai sugraudina ir iš Justino kūrybos aš sėmiuosi žmoniškumo, meilės gimtiniai, tėviniai, gimtai žemiai, gamtai. Aš labai daug pasisėmiu, bet nežinau, ar gebėsiu nors truputėlį perduoti tą pajautimą. Bet net jeigu aš labai blogai deklamuosiu, vis tiek Justino žodis yra toks galingas, kad mano visokie suklydimai ir nemokėjimai ir netobulumai, netgi tokiu atveju nesutrukdys išgirsti. Svarbiausia, kad mes minim Justino neseniai buvusi gimtadienį ir dar yra šiokia tokia sukaktis. Justinas mirė 2011 metais, tai jeigu paskaičiuotume, matytumėm 15 metų be Justino. 15 metų be Justino. O kitas labai svarbus dalykas, kad artėja jo gimimo šimtmetis. 2030 metais minėsim jo gimimo šimtmetį. Tai manau, kad per likusius metus, vasario 16 ar kovo 10 gimimo dieną, labai prasminga jį paminėti ir paskaityti ar padeklamuoti jo kūrybą. Ir vis tiek ruošiatės, tai manau, kad ir kažkokią tai paslaptį, ir kažkokį tai faktą vis tiek turite mums susirinkusiam draugam paruošęs. Taip, turiu paruošęs staigmeną čia susirinkusiems draugams. Jiems pradžioj parodysiu Lietuvos Respublikos konstituciją, knygą ir užduosiu jiems tokį paprastą klausimą, kuo Justinas Marcinkevičius yra artimai susijęs su Lietuvos Respublikos konstitucija. Tai manau, kad tai yra staigmena. Ir be abejo, kad mes atsakysime tą klausimą. Konstitucijos pradžioje yra preambulė,
Lietuvių tauta. Lietuvių tauta ir kągi ta lietuvių tauta istorijos bėgyje yra nuveikusi. Ir kodėl lietuvių tauta čia dabar priima konstituciją. Tai va tą išdėstymą, matot, labai čia nedaug yra. Tai va tą preambulę parašyti buvo patikėta Justinu Marcinkevičiui. Ne pats iš čia sugalvojo, bet buvo sudaryta 92 metais darbo grupė, kuri turėjo parengti naują Lietuvos konstituciją. Ir ta darbo grupė patikėjo Justinui parašyti va tą vadinamą preambulę apie lietuvių tautą. Tai va, tai pirmas eilėraštis gyvenimas, tik tai 4 eilutės, nors tas gyvenimas kartais ir ilgas būna, ir 100 metų trunka. Tos 4 eilutės. Tarytum ranka palytėjo, tarytum sukluso manim, viršūnėm nuėjo, sugrįžo šaknim. Tai va, linkiu kėdainiečiams tuo eilėraščiu pagalvoti apie gyvenimą. Kaip jis mus palytėjo, kaip mes atsiliepiam, suklūstam, kaip jisai nueina viršūnėm ir kaip sugrįžta šaknim. Tai toks ir palinkėjimas. Nacionalinėje krepšinio lygoje prasidėjo aštuntfinalio kovos. Kėdainių sporto centro komanda namuose priėmė svečius iš Šilutės. Deja, susitikimas baigėsi rezultatu 85-88 ir viską lėmė 4. kėlinys, kuriame kėdainiečiai pralaimėjo 17-30. Šilutės komandai lemiamas sezono kovas iššoko iš 12 vietos. Kėdainiečiai buvo 5 pozicijoje. Aštuntfinalio serijoje iki 2 laimėjimų šilutiškiai išsiveržė į priekį 1-0. Atsakomoji dvikova Šilutėje bus žaidžiama kovo 22. Kėdainių sporto centro komandoje Rokas Ūsas fiksavo 2 dublį. Surinko 21 tašką. Ignas Lukošius pridėjo 20, Paulius Semaška 13, Darius Gvazdauskas 12. Tiesiog Šilutė labai norėjo pergalės, labai norėjo ir kovojo iki galo. Reikia žiūrėti video, reikia žiūrėti, aiškintis priežastis, daug priežasčių. Čia daug neužpuolėm, neuždarėm rungtynių, neapsigynėm, nuostabias rungtynės sužaidė Geitsas, kuris tempė komandą Šilutės visom išgalėm ir įspūdingus metimus pataikė ir šiaip didelė jėga buvo. Taip kad tikrai varžovai iškovojo krauju, dantimis, tai sveikinom juos su tuo. Bet, kaip sakyti, serija dar nebaigta, yra iki 2 pergalių, taip kad bandysim atsitiesti, išgyventi šitą pralaimėjimą ir atsistatyti ir kovoti Šilutėje. Tiesiog Šilutė yra gera komanda, kaip sakau, jie viską turi, visose pozicijose turi stiprių žaidėjų, taip kad tikrai nežinau, jie, sakyčiau, per žemai stovėjo turbūt reguliariam sezonui, jie tikrai gera komanda ir tikrai juos gerbiam ir, kaip sakau, jeigu pristabdėm Geitsą, tada Hutchisonas, jeigu mes akcentavom labai Hutchisoną, tada Geitsas pridarė, taip kad jie turi ginklų, sakau, žiūrėsim, analizuosimės ir bandysim grįžti stipresni. Jūs atsakėt, serija dar nebaigta ir kas turbūt nenužudo, padaro stipresniais. Ar galima paimti kažkokią tai didesnę pamoką po to tritaškio nuo lentos ir bandyti atsitiesti Šilutėje? Na taip, tikrai labai nesėkmingai susiklostė tas rungtynių galas. Čia daugiau reikės psichologiškai atsigauti, bet, kaip sakau, krepšinis toks žaidimas. Šiandien išgyvenam, ar ne, rytoj jau nauja diena, o sekmadienį dar naujesnė diena. Tai bandysim atsistatyti, sakau, analizuosimės ir mesti Šilutėje kovą dėl išlikimo, kaip sakant. Jau kovosim dėl išlikimo mes dabar. Tai tokios mintis. Paskutinis klausimas, Bimba tam patyrė traumą, ar jau turit kažkokią preliminarią diagnozę, gal žinot jau, kad nieko tam baisaus? Ne, diagnozės dar pas daktaras nebuvo, bet iš jo skausmo, iš visos tos
pėdos, tai nekokia situacija. Tai nekokia atrodo situacija, taip darysim, atliksim tyrimus, aš galvoju, rytoj bus aiškiau. Pralošėm atkarpą pačia gale rungtynių ir kažkaip neužsidarėm, bet nežinau, tie tokie ir play-offai ir būna, kad negali nieko žinoti iki paskutinių sekundžių. Labai smagu, šiaip tiek fanų tikrai neatsimenu, ar buvo dar šį sezoną, visi labai pasikūrė, krepšinis Kėdainiuose tikrai labai populiarus, todėl labai smagu visus matyti ir labai noriu padėkoti visiems, kurie atėjo, palaikė, nes tikrai palaikymas šiandien ypač jautėsi. Dar niekas neprarasta, reikia nenusiminti ir turime dar išvyko į rungtynės, kurias privalom laimėti, nes kitaip nebus kelio atgal mums. Laimingi žmonės žiūri tai, ką nori. Lengvai ir paprastai. Jokių laidų ar papildomos įrangos. Net ir neturint televizoriaus, bet kuriame ekrane. Kad ir kur nukaktum, veikia su bet kuriuo internetu. 14 dienų nemokamai. Iškart parsisiuntus programėlę ir be jokių sutarčių. Baltikum. Prisijunk vos per 1 minutę.